Ką reiškia sapnuoti skęstančius žmones? Sapnai apie skęstančius žmones dažnai atspindi vidinę mūsų emocinę būseną, nerimą dėl artimųjų ar net mūsų pačių neįvardintas baimės bei jausmus. Tokie sapnai gali būti sukrečiantis, tačiau kartu labai prasmingi. Juose slypi mūsų neišreikštos emocijos, pasąmonės signalai ar neišspręsti klausimai, kuriuos verta atidžiau įsiklausyti. Skęstantys žmonės sapne dažnai simbolizuoja emocinį chaosą, praradimo baimę arba kaltės jausmą. Tai taip pat gali būti ženklas, kad jaučiamės bejėgiai padėti kitam arba patys slepiame vidinį skausmą. Toks sapnas nurodo į emocinį perkrovimą arba būtinybę atsiriboti nuo situacijų, kurios mus slopina. Priklausomai nuo to, ką tiksliai sapnuojame, ar skęsta pažįstamas žmogus, ar mes bandome juos gelbėti, ar stebime bejėgiškai, keičiasi sapno prasmė. Ką reiškia sapnuoti įvairius scenarijus? Skęsta artimas žmogus, baimė jį prarasti, emocinis prisirišimas ar kaltė dėl santykių. Bandote išgelbėti skęstantį, stiprus empatijos jausmas, noras padėti, bet galbūt jaučiatės bejėgi realybėje. Skęsta nepažįstamas žmogus, susidūrimas su savomis emocijomis, kurias sunku atpažinti ar suprasti. Skęstate kartu, bendras emocinis išsekimas su kitu žmogumi ar situacija, kuri jūs traukte traukia žemyn. Stebite skęstantį, bet negalite padėti. Kaltės jausmas, vidinis konfliktas tarp noro ir galimybių. Priežastys, kodėl sapnuojate skęstančius žmonės, gali būti šios. Jaučiatės emociškai išsekęs dėl santykių ar situacijos, jums rūpi kažkieno gerovė, bet nežinote, kaip padėti. Jūs patiriate kaltės jausmą dėl praeities veiksmų ar neveikimo. Jūsų gyvenime šiuo metu vyksta pokyčiai, kurie kelia stresą. Esate jautrus kitų skausmui ir įsitraukiate labiau nei reikia. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.